Su baltu žirgu yra šiokia tokia problemytė ir tuoj mes ją išspręsim. Nu, problemėlė yra labai paprasta, kadangi važinėjo dažnai per žvyrkelį. Užspaudi stabdį ir girdi garsą. Yra atsilaisvinęs vairas, tai mums reikės atsukti čianais varžtuką ir čianais va pasukti. Bet prieš tai man reikės nurinkti spidometrą, nuimti. Čia vairą irgi reikės greičiausiai atsukti, nes čia yra labai prastas priėjimas. Nu ką, atsisuksim. Taip, tada atsisuksim spidometrą. Atsisuko, kažkai laiko dar. Ogi niekas nelaiko. Nuimam. Lieka vairas. Ir jisai gali nukristi. Nu, aišku, mes čia nejudinsim jas smarkiai. Taip, dabar galim prieiti prie šito varžto. Mums reikės šitą atlaisvinti. Ir tada paveržt va šitos vat ratukus tokius. Raktelį imam ir sukam. Atsukom. Biškį tokio atlaisvinsiu. Taip, dabar matom va šitos vat tokius šūdelius. Juos reikia man pasukti. Neturiu specialaus rakto, tai imsiu atsuktuvą. Dėsiu į griovelį va taip. Ir plaktuku baladosiu. Šitą dalykėlį paveržiau. Reikia užsukti viršų stipriai. Užsukam. Ir dabar viską surenkam. Susukam atgal. Dedam spidometrą ir prisukam vairą. Nu ką, prisukam, spaudžiam stabdį ir tikrinam. Dabar to garso nebėra. Laisvumo ir bildėse nebėra.